Dešimtis tūkstančių dalyvių žygiuoja su Izraelio vėliavomis per senamiestį Jeruzalėje link vakarų sienos, šiuo metu švęsdami Izraelio Jeruzalės dieną. Šį vakarą ir rytoj žymios vietos bus apšviestos. Jeruzalės savivaldybė rengs viešus pasirodymus, o ten yra gausios policijos pajėgos, nes jau pradėjo kilti susirėmimai. Paradas skirtas 59-osiams Jeruzalės suvienijimo metinėms paminėti tapo gana prieštaringu renginiu. Dabar tiesiogiai jungiame su mūsų vyresniaja artimųjų rytų korespondente Ariel Ozeron, kuri prisijungia prie mūsų iš Jeruzalės iš eitynių. Ariel, papasako, ką matai vietoje, ką patiri ir ko galime tikėtis per artimiausias kelias valandas. Taip, Janka. Nežinau, ar galite mane girdėti. Bet tai yra renginys, jis jau prasidėjo. Vėliavos žygis, pagrindinis Jeruzalės dienos renginys. Žygis prasidės čia, pagrindinėje Jeruzalės sinagogoje, tada eis link senamiesčio ir baigsis prie Kotelio. Dabar esu čia su dviem jaunais vaikinais, Tobiu iš Baltimorės ir draugu iš Los Andželo. Tobiai, kas tave šiandien čia atvedė? Kokia yra šios Jeruzalės dienos ir vėliavos žygio reikšmė? Jeruzalė yra mūsų paveldas, tai mūsų šalis, tai mūsų miestas. Nesvarbu, kur žydai būtų pasaulyje, Jeruzalė yra mūsų namai. Tai vieta, į kurią visi galime sugrįžti. Tai tiesiog vieta, kuriai priklausome. Ir manau, kad būtent tai daro ją tokia reikšminga. Ačiū. Dabar, Brianai, turiu omenyje. Žiūrint į čia esančius žmonės, daugiausia matome nacionalinio religinio judėjimo žmonės. Žmonės su kipomis, netokius kaip jūs, su Beit Hamikdašo šventyklos vėliava. Kodėl tai tapo religinių renginių, arba daugiausia nacionalinių religinių renginių, o ne visos Izraelio visuomenės renginių? Didelė priežastis, kodėl švenčiama ši šventė Jeruzalės diena, yra ta, kad per 6 dienų karą mūsų kariai, mūsų pajėgos mus gynė. Kiekvieną dieną jie atsiėmė mūsų šventasias vietas ir dabar mes galime švęsti žydų tikėjimą savo šventosiose vietose. Ir žinoma, kitas mūsų žingsnis yra šventykla. Todėl mes turime šias vėliavas. Todėl tai yra pagrindinė religinė šventė. Gerai. Ačiū, ačiū. Paun. Taigi, Bianka, kaip matai, buvo ir bandymų surengti alternatyvius, liberalesnius renginius Jeruzalės dienai paminėti. Tie bandymai nebuvo sėkmingi. O pastaraisiais metais matome, kad tai tapo daugiausia nacionalinių religinių renginių. Tačiau atmosfera čia labai gyva. Daugelis žmonių tikėjosi dalyvauti šiame parade, kad paminėtų 59-asias Jeruzalės suvienijimo metinės. Tačiau taip pat šis renginys vyko be įtampos, be saugumo įtampos. Nors pastaraisiais metais dažnai kildavo susirėmimų tarp religinių nacionalistų ir palestiniečių. Iš tiesų, daugelis palestiniečių parduotuvių savininkų senamiestyje uždarė savo parduotuves bijodami šių susirėmimų, šios įtampos. Taigi, viena vertus matome visuotinį šventimą. Kita vertus, kaip dažnai būna su Jeruzalė, visada jaučiama didelė įtampa ir saugumo parengtis.